aiškios ribos santykiuose. Ne? Kad tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, bet kokiuose santykiuose, ta prasme, tiek darbe, tiek su artimais žmonėm, tiek ir antroji pusėje, tiek bet kokiais, tiek ir su draugais. Labai yra svarbus, vis tiek yra dalykas turėti aiškias ribas apsibrėžus. Ta prasme, kad neleisti su tavim bele ką daryti, ta prasme, turi būti aiškios ribos, iš abiejų pusių turi būti. Ta prasme, tiek iš tavęs, tiek ir iš to kito žmogaus. Nes kitaip, iš tikrųjų, yra tas dalykas ir turbūt ne vienas esate tą patyrę, kada kai su tavim daro ten elgiasi belekaip arba tenai tavim manipuliuoja. Ir visi tie dalykai prasideda būtent dėl to, kad mes neturime apsibrėžę aiškių ribų. Ką su mumis galima daryti, o ko negalima. Ne? Ir kaip sakyti, tada ir nėra jokios pagarbos. Tai va, o tie dalykai, kai tu aiškiai pasakai, kad tu taip nedaryk, nes tau bus taip ir taip, tai tada, ta prasme, ir iš tikrųjų tada taip ir padarai. Jeigu su tavim taip elgiasi, tu iš tikrųjų taip ir padarai, kaip tu sakai, kad padarysi. Ta prasme, jokių kompromisų šitoje vietoje ir neturi būti. Tai žodžiu, tame ir yra esmė. Tai va, tai ir tas, manau, tas aiškios ribos, aiškių ribų apsibrėžimas santykiuose yra, sakyčiau, vienas iš pagrindinių dalykų. Čia yra kaip pamatai, sakyčiau, tokių gerų santykių, ta prasme, tvirtų santykių pamatai. Tai vat.